kova dėl 50 eurų prizo. Ir kaip manot, ponas Vaika, ką manai apie šias komandas? Abi komandos stiprios, vis tiek mano nuomonė, kad daugiau šansų turi laimėti mėlynieji, bet nenuvertinsiu šį kartą raudonųjų, nes jie tikrai gali pasipriešinti, viskas, manau, priklausys nuo drafto. Ir kaip susižais, kuri komanda gražiau susižais early game ir kas gražiau engagerius padarys late game. Taip, pamatysim tikrą rimtą kovą. Manau, mačas tikrai užtruks. Ir žiūrėkim. Mašos, Matildos banas, grįžo. Žiūrėkim. Ir ką mėlynėjai užbanins antrų banų. Vexana. Baino tos pačius čiampus kaip ir praeitą žaidimą, Mašą ir Vexaną, nes tikrai annoying čiampai. O mėlyniai banino Matildą ir žinom, kad dar užbanins. Taip, Arvi, bus atsižvelgta į šitą dalyką. Ir Juzongą. Juzongą užbanino. Ui. Bet kadangi Malobi labai stipriai ir gerai žaidžia XP lane, tai nukaunterinti yra sunku. Jis gali visus XP lane žaisti, tai šitas banas nelabai ką ir jam pakeis. Na visgi, žinai, Juzongas yra jo mainas. Aš manau, mes galim pamatyti Arlotą arba tą patį Tamuzą, nes šitą sezoną ganėtinai daug už tos čiampų žaidžia. Bet kaip žinom... Pasiema X-Borgą, o raudoniai pasiema Kerry ir Javierą. Kerry ką manai? Gerai sueina prieš tank čiampus, kaip ir prieš tą patį X-Borgą. Ir dabar gali pratęs klausimą. Kaip manai? Ką mėlynėjai dabar pikins? Aš manau, jie turėtų pasimti Magą ir XP. Jo, XP tai Arlotą. Kaip ir matome, kaip ir prieš tai sakiau, kad arba Tamuzas arba Arlotas. Bet neims Minto, jie pasims iš karto Melissa. Ai ne, Lapų. Lapų. Kadangi, tai okei, pasiėmė Lapų, tai turėtų pasimti ir Angelą. Angela ir Lapų labai stiprus kombo. Gali belenkiek daug damažą sugerti. Matysim Cici XP lane. Kadangi pats žaidžiu daug su lobby ir jam patinka turėti komandai Angelą, tai ir šitą gimą tikriausiai vėl Angelą pamatysim. Būtų smagu pamatyti Angela yra užbaninta. Žino. Regionas, Angelas iš karto užbanino. Žino jų kombo. Tikriausiai stebėjo, kaip žaidė praeitą mačą. Taip. Ir užbanina Digi, okei. Manau, Gabi bandys imti Minotaurą apie kokį Atlasą, nes Digi šiaip be reikalo nebanintų. Kadangi lobis pasiėmė Lapų, tai jiem nebūtų problema žaisti prieš Digi. Bet jeigu jie nori control tanką turėti, tai jie Digi turi užsibaninti. Dabar stebiu komentarus ir labai daug kas kalba apie midą, kad Savieras yra global Savieras. Kita pusė yra, kad mėlynųjų midas ištrins raudonųjų midą. Pamatysime. Nana? Labai graži. Jo, Ignas žaidžia Nana, Ignas žaidžia Farami. Tai pamatysime arba Farami, arba Nana. Farami ir Minotaurą, okei. Na, sakyčiau, mėlynųjų draftas labai stiprus. Aš sakyčiau, kad čia galėtų pasiimti kokią Karmilą arba Minotaurą. Jo, pasiims Minotaurą, Minotauras ganėtinai stiprus čia. Na ir kągi pamatysim rauminantį raudonųjų pusėje. Na kągi. Įsilaukėme, įsitempę. Tempė iki paskutinės minutės. Nu, žiūrim, ką paims Roma. Akai, okei. Oho. Ką manai apie šį piką? Vis geriau mainas esi. Nelabai čia Akai įmatau, nes jeigu Minotauras, pavyzdžiui, ultino ir Akajus bandytų jį nustumti, tai nenustums, nes tu negalėjau stunint Minotaurą, tai tiesiog Akajus vietoj pradės stuninti sorę pakilęs
nebent jisai gali pasimti Akajų, kad išstumtų visus iš to, kaip tai yra, Iš range'o. Farame. Ne, iš Farame ultimate'o įstumti. Nes jeigu Faramis paultina ir Akajus visus išstumia, tai irgi yra į naudą. Bet Akai yra labai skviši tankas ir jie dar turi Cici. Cici neturi jokią CC, bet jinai yra annoying, bet jie neturi pakankamai CC prieš raudonosius, tai Akai čia ganėtinai blogas pikas, mano manimu. Jiems reikėjo čampas su daugiau kontrolo. Nes Na jie ir kągi. visgi turi lapų minotaurą, tai Akai, sakyčiau, blogas pikas čia. Na, pamatysim, kaip žais už Akajų. Gal turi kažkokią, žinai, įdomų kombinaciją, kurios dar nieks nėra matę. Akajus bando duoti visioną, nuo kurio buffą pradėjo. Mina Gabi taip pat tą bando patį. davė. Abi komandos pradėjo nuo blue buffo. Neaptarėmės vieno piko. Gušinas. Ką manai? Ar nėra labai drąsus pikas? Čia buvo ganėtinai drąsus pikas, nes dabar sumaišiu biški pusės, mėlyniai turi labai daug kontrolo, tai čia, sakykime, bus lapų, minotauras ir labai lengvai gali nukancelinti Gušiną, plus jeigu šauks Gušinas ant Farame, tai Faramas gali išsigelbėti save su ultimate'u, jeigu šauks ant X-Borgą, tai X-Borgas gali išgyventi su savo shieldu, jeigu šauks ant Melisas, Melisa gali nustumti su savo ultimate'u. Tai labai sunkus geimas mano atžvilgiu turėtų būti Gušinui, nebent Gušinas sugebės išlaukti tinkamą momentą ir pirmas nešoks. Aš lauksiu, kol bus išnaudoti visi ultimate'ai, tai šitą darbą turėtų atlikti Akai ir Cici, kad išbeitin visus ultimate'us. Matom, mėlynųjų džiungleris jau prie turtlo, raudonieji bandė goldą, bet dėja Gušinas neturėjo dar ketvirto, Mino jau laukia jų su visionu. Ne, Mino stovi midą, kad įsivalytų midą ir pasimtų ketvirtą levelį, bet išėjo lobis su impostoriu irgi įsivalyti botomą, kad ta būtų Gražiai nukutintas leinas. Nes gauti tankui ketvirtą levelį prieš turtlą yra labai gerai, nes dažniausiai tik tais vienas tankas turi ketvirtą. Šiuo atveju turėtų Gabi turėti, Akai neturės. Kaip matom, lobis ultino. Ir jeigu gražiai Gabi šoks su savo ultimate'u, kurį turės už kelių sekundžių, teamfightas turėtų būti labai lengvas mėlynųjų komandai. Kaip matom, Savieras buvo labai įbridęs, bet... Ir... Retrimisina Gušinas. Jis Nero lengvai pasiemo turtlą, Nero fightina su Gušinu, Nero turi labai mažai HP, Gabi ultina, kad išgyventų Nero. Lobis. Nero pabėga, gražu. Gražiai flikino, stuninti, kad tikrai nepabėgtų. Gabi duoda visioną prie blue. Na, nesibaigiančios kovos. Gabi bando paimti blue, bet nepavyksta. Ui, Gabi. Ir yra nuskriaudžiama Gabi. Jo, Gabi labai drąsiai čia užšoko, neišlaukė lobio. Faramis irgi negalėjo ateiti, nes neturėjo manos. Na ir dabar matom Cici prieš Lapų. Ir Lapų užstunino. Akajus bandys nustumti, manau, nerizikuoja, nes vienas yra. Ir truputėlį per toli buvo. Na, kaip matom, 2-1 apylygiai. Mėlynieji jau goldų truputėlį laimi. Bet Gušinas nestabdo farmo. Gražiai farmina visas džiunglės. Dėja, Gušinas nespėjo. Melisa ulčio irgi nepanaudojo. Gabi visada būna krūme, duoda visioną, kad matytų visus enemy komandos narius. Imposteris labai drąsiai eina į frontą, bando pristumti Akajų. Akajų su pusę HP turi bekinti. Gabi toliau duoda nuo ADC. Lapų ateina prisijungti į teamfightą, kuris dėja dar nevyksta. Ir Gušinas nori nuskriausti. Keturiesi įsteimti goldą. Ir topę. Bet tas sultis nelabai ką padarė, nes Gabi jį pakėlė į orą. Kaip ir sakiau, Akajus labai blogas pikas čia buvo, mano manimu.
Dabar Abra galės lengvai įsipušinti, nebent apsigins Javieras Leiną. Jo, Javieras turėtų apsiginti. Abra mano tiktais goldą pasiimti, bet jis neberizikuoja, draugėsi. Dabar pamatysim midė fightą, šoka Gabi ant Gušino. Gušinas Gušinas gražiai, yra- bet dėja nepakanka damage'o. Akais nuėma Nero šildą, Nero bekina. Gabi žaidžia atsargiai, tikrina krūmus, bekina, labai frontą neina. Lapų bandė eiti link mido, bet pamatė, kad prie Leinas eina valytis Leiną, turėtų po Leiną eiti prie turtlo. Pamatysime, manau, gražų fightą prie turtlo. Kaip matom, raudonieji gan nemažai daro mažų klaidų, kurios lemia tą va tokią nedidelę 3000 goldo persvarą ir 3 kilų. Manau, tas klaidas lemia dėl champ pasirinkimo, nes kai matom draftas mėlynųjų naudai. Raudonieji nelabai kaip ir turi counterinti, raudonieji atsiprašau, nelabai turi kaip ir counterinti mėlynųjų draftą. Taip, Ir matom topę Gušinos, Tukeri bando Melisa ultis. Gabi, lengvas turtlas. Bandė įsimti goldą Gušinas su Keri, bet neįsėmė, Abra išgyveno. Imposteris padeda Melisai. Matom, kaip Minotauras greitai ir- vyksta rotacijos, kad mėlynieji nepalieka nieko vieno pačio. Ir dabar matom, mėlynieji bando nuskriausti raudonuosius. Ir Cici prieš Lapą viens kitą nusižudo. Gražus Akajaus sultis. Bet dėja nepakaks raudoniesiams damage'o, kad susirinktų Ir visus. ultina turėtų numirti Keri. Keri 1 HP, bet miršta. Bet taipogi Gušinas pušina midą. Lobis buvo numiręs, net nepastebėjau. Jo. Kaip Lobis mirė? Prieš Cici 1-ant-1 kovojo po turetu. Supratau. Gerai, goldo lydas 3000. Mėlynųjų naudai. Abra labai drąsiai šoka į frontą prieš Gušiną. Visgi Abra turi paspaudo ulti. ultimate'ą. Taip, matai, Abra paspaudė ultimate'ą, Yeah. negalėjo Gušiną šokti. Kaip ir sakiau, visi champai realiai counterino Gušiną. Labai sunkus geimas jam čia turėtų būti. Xborgas ultis nieko pasimti magą, bet dėja flikeris. Javieras ultimate'as. Nero bėga, turės atsitraukti. Visa mėlynųjų komanda midė. Čiči bando valytis botomą, bet dabar ateitina link mido. Ainai, toliau farminas. Abi komandos turėtų, manau, mažiau fightinti, tiesiog farmintis, ruoštis turtlo, nes turtlas 15 sekundžių. Dabar manau, kad lobės įsivalys topą ir iš karto ateitins į turtlą, kad tiesiog mėlynai patys valytųsi topą. O, ir raudonieji Jeigu patys pasiema paramį. Ui, faramė susigridino. O, kaip matome, kad lobės įsivalė topą, iš karto Keri eina definti. Tai dabar fightas bus 4-4, nes Keri tikrai nespės. Nebent bandys užlaikyti fightą. Ir lobis į vidų šoka su savo ulčiu. Bet dėja nieko Gabi dar nepagauna. turi ultimate'ą savo. Gražu. Lobis valosi midą. Ir matom Cici iš nugaros, išbeitina Melisa paramą beveik ultį. mirė, bet faramės išgelbėjo Melisą. Melisa eina į botomą prasivalyti, kad šiek tiek HP atgautų. Gabi visą laiką stovi fronte, neprileidžia Gušiną, kas yra labai gerai. Labai stipriai išzonina. Gušinas bando apeiti, kad nužudytų Akajus flicker Akajus ultis. ultina flikeris, bet pamatysim, ar paims ar nepaims. Turėtų paims šaunuolis. Čia vyksta kitas teamfightas. Užspausti Gušiną su Keri. Akajus, kaip sakai, pasiema Melisą. Lobis bando definti botomą. Nespėjom Nefightino. žiūrėti, midė, botė, teamfightai Mhm. vyksta, pastovios kovos. Kaip ir sakei, rekomenduočiau taip pat raudoniesiams biški labiau pasistengti pušinti, farminti, ne tiek kiek kovoti. Visgi jau pralaimi 2000, mėlynieji palaiko tą 2-3 tūkstančių gold lydą. Na, bet sakyčiau, mačas visgi juda apylygiai. Nėra taip, kad mėlynieji visiškai būtų išsiveržę į priekį, nėra taip, kad raudonieji ir labai atsiliko. Bet kol kas matom, kad
mėlynieji yra atakuojančiai pusiai, raudonieji labiau į gynybą eina. Bet dabar stebėjo Gušiną. Gušinas yra topi, laukia, kol gaus progą užšokti, bet ne, ateina lobis, turėjo iškart pasitraukti Gušinas, visa mėlynųjų komanda yra ateina į topą. Mėlynieji, raudonieji į topę, gal pamatysim fightą, Kajus labai drąsiai fronte vienas stovi, nors jo komanda yra ganėtinai tolina, bet nieks nešoka nuo Kajus. Gabi vis dar krūmė, duoda visioną, pati labai agresyviai nelenda. Na ir kaip matom, Gušinas pasiruošęs teamfightui, laukia visiono. Xborgas jau su Immortality, jau automatiškai sunkiau jį bus sumušti. Ir matom Cici prieš Lapu. Ir kas laimės šį 1-1, kaip matom, Lapų įmiai stipriau dominuoja, bet Lapų jau yra viens pats prieš 2. Ar jiems užteks damage'o? Deja, neužtenka damage'o, Paramis išgelbėjo sulčių. Ir kaip matom, Kajus toliau duoda visioną, labai daug engage'o neduoda. Na, toliau žiūrime. Na, Tauro gražiai duoda visioną visiems. Akajus irgi taip pat bando duoti visioną. Ir matysim pirmąją 5-5 prie Lordo fightą, ar Gušinas contestins Lordą ar nelabai. Pamatysime už sekundės. Ar spės ateiti. Cici backlane visiškai nuėjo viena pati, bet raudonieji nepasinaudojo pavogti wardo, kadangi resetina. Ir dabar Gušinas bando pabėgti. Mino, flicker ultis. Ir Gabi gražiai kombinavo pirmą skillą su flickeriu, tada iš karto ultino, negalėjo niekaip Gušinas atsitraukti. Gražu žiūrėti. Dabar lengvas Lordas mėlynųjų komandai, nes raudonieji negali contestant. ja, truputėlį raudonieji užgrydino, per toli išsiplėtė. Bet jie neėma Lordą, laukia 12 minutės, kas yra protinga. Laukia stipresnio Lordo, kaip sakant. Na, žiūrėkime, kasgi toliau vyksta. Mėlynieji baigia Lordą pasiimti. Na, sakykime, jeigu, sakykime, hipotetiškai, kad mėlynieji laimi, raudoniesiams siūlyčiau pasigalvoti jau stipresnį draftą, kadangi pirmam mače drafte jie tikrai pralaimėjo, bet aišku, viskas dar priklauso nuo kaip viskas bus įžaista. Draftas jų yra, mano manimu, silpnesnis ir jiems reikėtų šiek tiek atsargiau žaisti, bandyti išbeitinti tiek Mino ulti, tiek Paramę ulti, kad galėtų daugiau sau leisti ir grįžti į dominaciją. Kaip matom, jau 6000 gold leadas pas mėlynuosius. Visi leinai gražiai pušinami. Lapą prasivalė topą, dabar valysis midą. Ir kaip matom, prie Lordo Aurė. fightas. Oi, Gražus Mino, bravo. Vienas gražus ultis iš Mino ir iškart krenta Javieras su Kajum. Turėtų, manau, užendinti žaidimą greitų metu, per ateinančias pusę minutės, Pasibaigė minionai. bet ne, jo dabar ateis seivas ir turėtų užendinti. Lap- 10 sekundžių. Lapų užendins. bando pagauti kerę. Ir viskas Melisa žaidime. ultina neleidžia prieiti prie paskutinių minionų ir paendina pirmąjį mačą. Taip. Pirmą žaidimą laimėjo Lobby komanda, dabar bus antras žaidimas, nepamiršk, kad jie pasikeistų vietom.